Aš noriu priminti apie laikyseną trečiajame trimestre. Kadangi trečiajam trimestre jau pilvukas tikrai ryškus ir jisai jau sparčiau auga ir tai labai jaučiasi, aš noriu, kad jūs nepamirštumėte save kontroliuoti. Atsiranda iš tikrųjų labai ryškus jausmas, kaip norisi atsilošti atgal, pakelti šonkaulius ir atrodo, kad tai yra patogiausia pozicija, kurioje jūs esate. Labai svarbu prie šios pozicijos nepriprasti. Aš labai tai jaučiu ir stengiuosi tai kontroliuoti. Aišku, nesigauna kiekviename žingsne, bet jūs turite duoti signalą savo kūnui, kad tai nėra ta pozicija, kurioje patogu, ir priminti apie poziciją, kurioje reikėtų stengti save išlaikyti. Taigi, šitoje pozicijoje, kai mes stovime, einame, viskas tas pats. Labai stipriai išsiriečia juosmeninė dalis, krūtinė atsilošia atgal, dar papildomai gali atsirasti galvos išstumimas į priekį, gali atsirasti kelių sukimas, rotacija į vidų, pėdos užgriūna į vidų. Šitos dalykus labai svarbu kontroliuoti, kūnas jisai keičiasi, adaptuojasi, bet jūsų tikslas yra tai kontroliuoti ir neleisti. Mes galime visiškai sugriūti, atsistoti ir viskas. Pabandykime su jumis iš šitos pozicijos grįžti į neutralią. Mums yra svarbu pajausti pradžiai atramą. Kai jūs stovite, prausitės duše, remkitės kulnais, šiek tiek galite pernešti svorio centrą atgal. Šiaip besilaukiančiams yra labai svarbu visgi jausti atramą ant 3 atramos taškų. Tai yra kulnas, didelis, mažas padikaulis, papildomai prisideda nykštys visada, bet geriau pradžiai pagalvokime apie tos 3 atramos taškus. Mes į juos turim spausti tolygiai. Arba dar viena rekomendacija yra, jeigu sunkiai jaučiam, tai biškutėlį daugiau ant kulnų. Iš karto nusiema toks krūvis nuo juosmens. Mes su jumis atrandame svorio centrą, tuomet mes turim truputį pasukti uodegikaulį po savimi ir šonkaulius šiek tiek nuleisti. Ne atsilošti atgal, o nuleisti ir pailgėti. Tokioje pozicijoje jūsų nugara pailgėja, dubuo atsistoja neutraliau ir jūs galite pajausti, kad pilvukas įsitempia, tai pilvo raumenis čia visiškai atpalaiduokite. Stebėkite, kad galva jūsų nejudėtų į priekį, pastumkite ją visą laiką šiek tiek atgal. Žinau, kad ir tą turime sužiūrėti, bet tai yra normalu ir tai yra svarbu. Vis apie tai pagalvojus, kiekvieną kartą vis lengviau kontroliuoti kiekvieną momentą. Ir mes su jumis iš šitos pozicijos turėtume visą laiką stengtis išlaikyti kūną kuo neutraliau ir tokiu būdu mes pasirūpiname, kad būtų tolygesnis krūvis į dubens dugną, kad neįsitemptų raumenis, kurie nori kompensuoti. Pasijungia mūsų pilvo raumenis. Taip stovėti yra negerai, nors kaip ir visai patogu, bet su laiku gali moteris susidurti su diskomfortų vaikštant, stovint, dažniausiai tai yra dėl laikysenos pokyčių. Stebėkite, kad jūsų keliai nesisuktų, kad jūsų pėdos nevirstų į vidų, mes biškutėlį visą laiką juos rotuojame, mūsų sėdmenys turi dirbti. Ir aišku, vaikštant stenkitės nekrypčioti, pilvukas jau didesnis, jau norisi biškutėlį lėtinti ritmą ir šiek tiek vaikšti kaip antytėm, bet mes su jumis stengiamės to nedaryti, nes mes žinome, kad eisenos biomechanika turi būti išsaugota ir jūs turite tiesiog išsaugoti žingsnį į priekį, šlaunies tiesimą atgal ir pas mus toks normalus, žmogiškas, o ne anties eisena. Normalu, kad jeigu jūs sulėtinate ritmą, tai norisi kažkaip biškutėlį taip ir griūti ant vienos ant kitos kojos. Bet pasistengkite šitos dalykus kontroliuoti, nes kalbant apie eiseną, apie laikyseną, moteris labai dažnai susiduria su dubens dugno disfunkcijom, silpnumu, sėdmenys darosi nebe tokie stiprus, funkcionalūs. Vėliau po gimdymo atsiranda mažylis, kurio reikia rūpintis, laikysena toliau keičiasi ir mes vėlgi bandome prisitaikyti ir jau tuomet su laikysena dirbti yra labai sudėtinga, nes reikia suteikti labai daug laiko
ir pastangų. Visgi laikysena yra toks dalykas, kurį mes galime kontroliuoti dar nėštumo metu, žinoti bazinius dalykus ir tiesiog apie tai visą laiką žinoti. Lygiai taip pat ir su mažyliu reikės. Laikant mažylį rankose labai rankos pavargsta, pečiai pavargsta, pasisuka pečiai į priekį. Kontroliuokite šitos momentus kiek įmanoma. Faktas, kad rankos vargsta ir mamai darosi vis sunkiau ir norisi ir pastumti dubenį po mažylių, ir pakišti vieną klubą, ir apkabinti, ir žindyti, apsaugant nuo viso pasaulio, bet mes turime atrasti visą laiką kuo labiau ir kuo ergonomiškesnės pozicijas žindymui, kuo neutralesnės pozicijas besirūpinant mažyliu, vaikštant, stovint, tiesiog tam, kad mes vėliau nesusidurtumėme su kažkokiais didesniais iššūkiais. Todėl ateityje, kai atsiras jūsų rankose, jūsų brangenybė, pasistengkite irgi pasukti uodegikaulį, nuleisti šonkulius, atidaryti pečius ir leisti dirbti rankoms. Ir jeigu jūs norite pakišti dubenį, nieko blogo, bet stenkitės nepakišinėti vienos pusės, stenkitės vis keisti. Jeigu stumėte dubenį į priekį, kuriam laikui, visą laiką vėliau gražinkite vėl save atgal, stabilizuokite ir neutralizuokite save ir vėl bandykite pailgėti ir išlaikyti save kuo neutraliau. Derinkite, bet neieškokite kuo patogesnės pozicijos, kad nukrauti rankas. Tai yra vis tiek tokia pagrindinis instrumentas mamos. Tai iš tikrųjų rankos pavargsta, pečiai pavargsta, visa krūtininė dalis pavargsta, nugaros dalis. Tai visą laiką po visokių tokių nepatogių pozicijų atsiranda įtampa, iš karto einame voluotis, masažuotis, 5 minutės skirti, kai mažylis miega. Nepamirškite apie tas neutralias pozicijas, tai yra labai tokia svarbi jūsų sveikatos dalis.